Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Skyriaus, kuris vadinasi transcendentinis žinojimas. Pakartokim kartu sanskritą. Tat vidhi pranipatina pariprashnena sevaya upadikshati te jnanam jnanina sattva darshina vidhi pranipatina pariprashnena sevaya upadikshati te jnanam jnanina sattva darshina ta žinias apie jos aukas. Vidhi pasistenk suvokti. Pranipatina kreipimasis į dvasinį mokytoją. Pariprašnena nuolankiai klausinėdamas. Sevaya tarnaudamas. Upadikshati jie atskleis. Nam žinojimą. Jnanina save pažinusiai. Tattva tiesa. Darshina žegnintieji. Dieviškas malonės visi Bhaktivedanta Swami Maharaj veikimas ir komentaras. Pasistenk sužinoti tiesą iš dvasinio mokytojo, nuolankiai jo teiraukis ir jam tarnauk. Save suvokusios sielos gali suteikti tau žinių, nes jos regi tiesą. Komentaras. Dvasinės realizacijos be abejo sunkus. Todėl viešpats patarė mums kreiptis į bona fide dvasinį mokytoją, priklausantį mokinių sektoriui, kurią pradėjo pats viešpats. Bona fide dvasinių mokytojų negali būti asmuo, kuris nesilaiko mokinių sekos principų. Viešpats pirmapradis dvasinis mokytojas, o mokinių sekai priklausantis mokytojas tik persako savo mokiniui viešpatės žinią tokią, kokia jūs yra. Neįmanoma pasiekti dvasinės realizacijos savo išgalvotų būdų, kaip daro kvailiai apsimetėliai. Bhagavatam 6.3.19 sako: Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. Religijos kelią nurodo pats Dievas. Todėl spekuliatyvūs samprotavimai ir sausi argumentai neparodys teisingo kelio. Dvasiškai tobulėti nepadės ir savarankiškas pažinimo knygų studijavimas. Žinių reikia kreiptis į bona fide dvasinį mokytoją, visiškai atsiduoti jo valiai ir tapti jo nuolankiu tarnu, užmiršus savo netikrą prestižą. Save pažinusio dvasinio mokytojo patenkinimas dvasinio tobulėjimo paslaptis. Teiravimasis ir klusnumas, papildydami vienas kitą, skatina dvasinį supratimą. Išsilavinusio dvasinio mokytojo klausinėjimas neduos reikiamą efektą, jeigu nebus jam paklūstama ir tarnaujama.
Dvasinis mokytojas išbando mokinį ir kai įsitikina jos siekio nuoširdumu, būtinai suteikia mokiniui palaiminimą, apdovanodamas tikruoju dvasiniu supratimu. Aptariamas posmas smerkia tiek aklą sekimą, tiek beprasmius klausimus. Reikia ne tik nuolankiai klausytis dvasinių mokytojų žodžių, bet ir klusnumu, tarnavimu bei teiravimusi siekti aiškaus supratimo. Reikia ne tik nuolankiai klausytis dvasinių mokytojų žodžių, bet ir klusnumu, tarnavimu bei teiravimusi siekti aiškaus supratimo. Iš prigimties bona fide dvasinis mokytojas labai geras mokiniui. Ir jeigu mokinys klusnus ir visada pasirengęs tarnauti, tai tarpusavio pasikeitimas klausimai žinios tampa tobulas. Tad vidį pranipatina pariprašnina sėvaja, upadėčiamti teigianam dienės atpadašinam. Pasistengsiu žinoti tiesą iš dvasinių mokytojų. Nuolankiai teiraukis ir jam tarnauti. Save suvokusios sielos gali suteikti tau žinių, nes jos regi tiesą. Mama gyvena tinrandasya, gyvena šavakaya, čakšurė militamina, tasma šri gurave nama. Šri čaitanya mano krishtam, stapitam jena bhutale, svayam rupa kadamayam, dadati sva padam tikam, vandegam Shri Guru, Shri Yuta pada kamalam, Shri Guru Vaishnavamscha, Shri Rupam Sagrajatam, Sahagna Raghunataritam, Tam Sajivam, Sadvaitam Savadvatam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam, Sahagana Lalita, Shri Vishakam Vitamscha, He Krishna Karuna Sindhu, Dina Bandhu Jagatpati, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta Namaskati, Tapta Kanchana Dorange, Radhe Vrindavanishwari, Vrishabha Nusutade, Pranamami Lalite, Vancha Kalpataro Vishcha, Kripa Sindhuve Vacha, Patitanam Pavanibhyo, Vaishnavibhyo Namo. Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasudeva Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam Karoti Vachalam, Pambulam Gati Grim, Yakripam Tamagam Mandi, Shri Gudi Nittana. Paramanandamarvam, Shri Chaitanya, Ishvaram, Namo Vishnu Padaya, Krishna Krishnaya Bhutale, Shrimate Niranjana Swaniti Nami, Anahata Prayasena, Prabhupadasya Tushtai, Sankirtan Prabhityata, Egate Guravinama, Namo Vishnu Padaya, Krishna Krishnaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swami Nami, Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharani, Nirvishesha, Shunyavani, Pašyate Vishvatani. Taigi, prieš pradedant paskaitą, noriu visiems padėkoti, kad susirinkot, pasiklausyti apie Krišną, pašlovinti Krišną. Ir su Valode, kada mes aptarinėjom temą, aš jam pasiūliau temą kaip tapti turtingu. Ir Valodė sako, nereikia. Nereikia būti turtingas. Šitą temą, kaip tapti turtingu, ten yra vienas toks mažas kalbėjimas. Paprastai tai žmonėm, kurie dar tik tai pradeda domėtis dvasiniais dalykais, iš tikrųjų tai visi nori būti turtingas, jeigu taip sąžiningai. Tai kiekvienas žmogus skirtingai supranta, kas yra turtas. Kas iš jūsų eina vienam tuos paskaitas pakelti? O kas skaito Šilos Prabhupados knygas? Tai skaitydami Šilos Prabhupados knygas, turbūt girdėjote apie tai, kad visuomenė pasiskirščius į 4 socialinius sluoksnius. Girdėt? Kokie tie sluoksniai, žinot? Šudros, Vaišės, Šatrai ir Brahmai. Tai yra civilizuota visuomenė skirstosi.
Ir vienaip ar kitaip, o toliau ten yra nekastinė sistema, tai skaitosi žemos sąmonės žmonės, ir jų irgi labai daug yra kategorijų įvairiausių. Bet čia eina kalba apie civilizuotus žmonės. Ir netgi, sakykime, mes nesam civilizuoti, bet tam tikras savybės galima matyti. Pavyzdžiui, vaikystėje, grįžtant, jeigu taip į vaikystę dabar visi prisiminkim, kaip mes mokykloje, kažkur suolė, pažiūrėkit savo klasę, taip, kaip pasakyti, peržvelkit, ten yra toks, kuris vadovauja, mokytoja davė pareigas kažkokiam, ar mergaitė, ar berniuką, jis surinkinėja ten, pavyzdžiui, užrašų knygutės, atneša mokytojai, arba ten padeda mokytojai nueiti kažkur tai į ekskursiją, mokytoja pasako, dabar surink visus ir sako, tai visi einam čia, dabar ten, buvo tokių. Kokia tai savybė? Kokias? Šatris, jau vadovauti, ne? Dabar, kada visi ten eina kažkur į šokius, arba į kokias linksmybes, vienas ten kamputį sėdė į knygas, kaip ten, sako, man įdomu, aš naują knygą, o man padovanojo tokie įdomi. Tokie buvo. Kokia čia? Bravimas, ne? Taip pat turbūt matėt, kai būna ten varkutėm keičiasi, ar monetam, kokio monetą, ten arba kramtuškas, mano laikais, tai banaldukai tokie buvo žuvačkas. Buvo tokie dalykai. Biznį daro. O kitas sako, o ką man daryti, pasakykit, aš nieko nesuprantu, ką iš šitą, sakykit, ką daryti. Konkrečiai galit pasakyti, ką man daryti. Kokia ką tai daryti? Tai vat, matot, tai nėra kažkas tai prigalvota, ne? Tai yra, čia turim varnėjimą iš ryštam. Ir Krišna sako, aš pagal savybės sukūriau tuos luomus. Tai yra nuo Dievo atėjo. Ir Deivio varnašamo sistemoje visi tie sluoksniai, jeigu tarpusavyje bendradarbiauja, gali patenkinti aukščiausią Dievo asmenį. Ir mesgi pažiūrėsim Bhagavad Gitoj, Arjuna ką norėjo padaryti? Atsisakyti savo prigimties, ne? Jis buvo kšatrijus. Sako, ne, aš eisiu kur? Jo, aš eisiu mišką. Ir jis norėjo suimituoti Bramą. O dėl ko? Nes norėjo savo pareigos vykdyti. Nenorėjo vykdyti savo pareigos. O kodėl nenorėjo savo pareigos vykdyti? Dėl prisirišimų. Dėl prisirišimų. Ir Krišna paaiškina, kad pati veikla, čia sekančiam skyriui, karma joga, veikla Krišna sąmonė. Aš manau, kad daugelis iš jūsų, kas skaitė Bhagavad Gitą, tai pirma mintis kyla ką? Viskas. Nieko man nereikia. Kaip ir Valodė sako, nenoriu būti turtingas. Gerai, pasakau. Aš galiu pasakyti, aš turėjau biškį kitą mintį, jeigu jūs skaitė paskaitą, taip išlaikyti savo turtus. Būčiau gal sutikęs. Valodė jau turtingas. Didžiai, smagu. Tai kodėl aš taip pradėjau? Tai turtai kiekvienam socialiniam sluoksniui yra visiškai skirtingi. Brahmana, kas yra turtas? Žinios. Žinios ir kas dar? Askezė. Sako, askezė yra brahmanų turtas. Brahmanai asketiškai, gali nevalgyti, gali negerti, nenaudoti, jiems žinios paskaitos kažkur, tai ten bėga įdomu, kas ten pasako, ten įdomi paskaita, ten tada, kur, varom. Ir jie pamiršta, net pavalgyti, net nenori, nėra poreikos, žaidimai, dar kažkas. O kšatrijų, kas yra turtas kšatrijų? Kardas. Čia kardas tai yra priemonė pasiekti jam turtą. O turtas kas? Valdžia. Kšatrijai nori valdžios, trokšta valdžios. Dėl to, kaip pamenu, jeigu skaitėt ar žiūrėjot Mahabharatą, tai kada Pandavus ištrėmė iš Hastinapuro ir Judištyrė priėjo prie Durjodanos. Pamenat, visą tą istoriją, jie apgaulios būdų iškovojo sostą, ir Pandavus ištrėmė 14 metų. Ir Judištyrė prie sako, tu negali taip su mumis pasielgti, duok nuo mums nors kaimą su 5 trobom, sako, mes kšatrijai, mums reikia valdyti kažką.
Kšatrijas be valdžios jis negyvas. Vaišiai, kas turtas? Pinigai. Ir dabar pažiūrėkit, galim pažiūrėti, kas valdo šalį. Vaišas, jo. Ir skaitosi, kas aukščiausias, tas, kuris daugiausia pinigų turi. O šūdrai turtas kas? Darbas. Žiūrėkit, pavyzdžiui, kur ten Rusijoje iki šiol yra, žmonės dirba metai, pusantrų, sako, mes atlyginimą negavom. Tai kam dirba? Tai ką daryti tada? Kam dirba tie atlyginimą? Tai, o ką darysi? Dirba. Žmogui dirbti, svarbiausia dirbti. Ir tada protas, ir jis darbą vertina labiausiai. Tai va tie turtai, dėl to kiekvienam yra skirtingai, o Vaišnavų turtas yra kas? Atsidavus. Meilė kam? Ir kada jis, ką jis labiausiai vertina, to meilė? Meilė taip, bet kada Krišna jo patenkina. Jis tada, tai yra jo turtas. Krišnos šypsena, Krišnos pasitenkina. Būtent tai yra jo turtas, Vaišnava. Tai va, ir mes galim pasižiūrėti dabar savo gyvenime tokį testą, ne? Kasgi mus daro turtingas. Kur mes labiausiai, kur mūsų visa energija? Maksimum. Jo, šiaip, aš sutinku. Nepasikinsiu. Jo, šventikla, parikrama daro, dandavatai, matuojasi keliais, menkėsi. Nu, ką darysime? Net nežinau, kas čia kategorija. Vienai pavyzdžiui, bet čia matau susirinko labai daug rimtų žmonių ir susirinko tam, kad išgirsti apie Krišną, ne? Ir Prabhupada sako, mūsų judėjimas tai yra Brahmanų judėjimas. Ir iš kitos pusės Prabhupada sakė, kad mokiniams sako, nepuoselėkit, kaip žodžiu šitas? Tai nepuoselėkit iliuzijos, kad visi taps brahmanai. Dėl to reikia blaiviai pasižiūrėti, ne, kaip sakyti, jeigu mes neturim tų savybių, mes ir neturim imituotų. Kaip ir Arjuna, Krišnai sako, aš eisiu į mišką ir medituosiu. Ir Krišna sako, ne, Arjuna, žinai, tu kšatrijas. Eik vykdyti savo pareigą, bet neprisirišk prie darbo vaisių. Pažiūrėsim. Savo jei žmogus su pasiaukojimu netarnauja viešpačiu, jis netaps laimingas vien atsižadėdamas veiklos. Tuo tarpu išmintingasis Tuo tarpu išmintingasis atsidėjęs pasiaukojimų tarnybai, tučtuojau pasiekia aukščiausiai. Kas dirba su pasiaukojimu, kieno siela tyra ir kas valdo protą, bei juslės, tas brangus visiems ir visiems brangus. Nors jis nuolatos veikia, veiksmai to žmogaus nepančioja. Dabar kaip čia taip, ne? Tai kaip aš dirbdamas savo darbą galiu kasdieniškam darbę, ne, tapti transcendentalus. Taip įmanoma, kaip jums atrodo. Jo, čia Prabhupada sako, vienu metu jisai pasakė, kad mes turim kartuoti Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tai yra šventus Dievo vardus ir turim kartuotis 24 valandas per parą. Sakai, kam pavyko? Šila Prabhupada, jo. Ir dvasinė mokytoja, mūsų dvasinė mokytoja. Kas liečia, sakykime, aš klausiu savo dvasinio mokytojo, kaipgi tas lygis pasiekiamas, va, toks pastovus kartojimas. Pasirodo, net ir neįmanoma pamatyti to, kuris kartoja pastoviai. Todėl, kad tai nėra grubiam lygiai kartojimas vyksta. Sakykime, jeigu kažkas iš jūsų kartoja 64 ratus, kas nors kartoja, bandė. Galit nekelt rankos, kad neišsiduotume. Bet jeigu kažkas bandė ir darė tai kelias dienas, sakykime, per vieną dieną taip atsisėsi 64 nesukartos. Čia reikalingas pasiruošimas.
Čia reikalinga ir kūno švara, ir dar vienas dalykas reikalinga malonė kažkur iš už. Bet jeigu kažkas buvo sukartojęs, tai turbūt pastebėjo tokį procesą, kad jis nustojo kartot, bet mantra toliau eina. Arba po festivalio, pavyzdžiui, sėnė, tu Hari Krishna dainuosi, viduj. Tai va toks procesas yra. Lygiai taip irgi tyras atsidavęs, jis visą gyvenimą pašventęs tarnystėj Viešpačiui, jis pastoviai šlovina jį ir pastoviai dainuoja šventus vardus, kartoja šventus vardus. Tai jo vidus tiesiog, bet įlysti ten ir paklausyti, kaip sakyti, prisijungti OSB nėra. Šiaip iš tikrųjų įmanoma, bet tik tai vienu atveju, va čia kaip mes skaitėm. Tai yra, reikia ne tik nuolankiai klausytis dvasinių mokytojų žodžių, bet ir klusnumu, tarnavimu bei teiravimusi siekti aiškaus supratimo. Yra klusniai tarnauti ir teirautis mokytojų. Būtent tada tu prisijungi ir, sakykime, daugelis gali net, aš manau, kad daugelis iš jūsų net yra patyręs kažkokias tai ypatingas emocijas. Skonį, gal švento vardo kartojimui, kažkokiam kirtone arba skaitydamas knygas arba dainuodamas kažkur jis pajuto. Ir tai yra procesas, kuris perduodamas iš širdies į širdį. Ir taip persiduoda bhakti. Ir tokiu būdu mokytojų mokinių seka perduodama tą meilę. Mokytojas mokinių perduoda. Ir duodamas pavyzdys, čia yra tokia Vaišnavo filosofija. Bhakti program visą sujungti ir ten tokį pavyzdį duoda multiplikacinį filmą. Gal teko matyti, kad mus toks asiliukas eina toks nelaimingas, ausis tokios jam nuliepia. Ir prie jo pribėga zuikis su pokštė gėlių. Pribėga ir sako, a вот это тебе, sako. Čia tau, sako. Sako, man? Rimtai man? Jo, tas. Sako, už ką? A просто так, sako. Šiaip, просто так? Kaip tai? Kaip čia? Negali būti. Rimtai paėjim. Ir ir nubėgo. Asiliukas taip palaikė tas gėlės. Nubėgos, man, gėlių pokštė. Ir visiškai užmėgo. Paėmės ir žiūri, kas ten kažkas lapė liūna, ar kas ten meškinas liūna. Prie sako, žinai, čia sako, čia tau. O čia tau? Už ką? A, va šiaip sau. Šiaip sau, ne, va šiaip sau. Rimtai. O, ir tas, ir asiliukas nubėgo. Ir tas, va taip sklinda bhakti. Nėra kito proceso, kaip tik va taip. Ir mokytojas perduoda tą bhakti mokiniui. Bet Šrila Prabhupada Šrimad Bhagavatam antroje giesmėje komentarė pabrėžė, kad bhakti tai nėra elektros užtaisas. Mokytojas prieina prie mokinio, ranką uždėjo, elektrą pradėjo, pakrovė ir viskas, ir jis nuėjo bhakti. Procesas trupučiukai kitaip veikia. Štai. Klusnumu, tarnavimu bei teiravimusi siekia aišku supratimo. Jo, to užtaiso, be to užtaiso neįmanoma turbūt, tu gauni. Bet ilgainiui tai yra paskolinta. Ta emocija, tai ką gauni, tai yra paskolinta. Tai nėra mūsų. Mokytojas jis perdavė iš savo priežastinės malonės, jis tiesiog davė dovaną. Bet toliau, kad tai taptų mano, aš turiu dėti pastangą. Ir kokiu būdu? Klusniai tarnauti dvasiniam mokytojui, bei tarnautis. Tai tarnauti ir siekti aiškaus supratimo. Tai yra užduoti klausimus. Tai va, sako, Krišna sako, pasistenk sužinoti tiesą iš dvasinio mokytojo. Nuolankiai jo teiraukis ir jam tarnauk. Save suvokusios sielos gali suteikti tau žinimas, jos regi tiesą. Ir dabar stebėkim save. Pavyzdžiui, dvasinis mokytojas atvažiuoja festivalis dar kažką. Klausimai kyla. Klausai paskaitą ir kyla klausimai. Bet užduot klausimą. Pastebėjot? O bandėt panagrinėti priežastį. Kodėl sunku užduot klausimą? Prestižas savo, baigiai pasirodyti kažkokį. Ačiū. Ir komentarė Šrila Prabhupada ir sako, kad žinių reikia kreiptis į bona fide dvasinį mokytoją, visiškai atsiduoti jo valiai ir tapti jo nuolankiu tarnu, užmiršus savo netikrą prestižą. Vis teisus.
kaip aš atrodysiu prieš visus, o jeigu aš čia tokį kvailą klausimą užduodu, gal čia kvailas klausimas, o jeigu aš užduodu. O žinot, koks yra pats kvailiausias klausimas? Neužduotas. Jisai sukasi, gal kitą kartą. Bet kas įdomiausia, dvasinis mokytis tai yra viešpatis, kuris yra mūsų širdie paramatma. Girdėjote, ne, kad yra viešpats širdie paramatma. Ir dvasinis mokytis tai yra jo išorinė reprezentacija. Čia jis kalba mums kiekvieną dieną, bet mes jo negirdim, mes jo nenorim girdėti. Paprastai mes klausom ko? Savo ego arba proto, savo protelis, jis ten sėdi toks, žinai, va ten, ir jis pastovėtų. O dabar va Facebook'e kažkas įdėjo, aš po to persiunčiu ir taip įdomu, Šrila Prabhupada su ausinėm ir uždavė, gal Šrila Prabhupada kaip kontroliuoti protą. Šrila Prabhupada labai paprasta, tiesiog ignoruoti. Jeigu jūs turit aišku tikslą, labai aiškus tikslas, pavyzdžiui, jūs turit užsibrėžę tikslą 64 ratai. Čia kažkas iš jūsų medituoja 64 ratus, ne? Čia. Dėl to aš išneku, šiaip paprastai aš nešneku apie tas dalykas. Bet jūs užsibrėžėt ir netgi 16 ratų jūs užsibrėžėt susikartot be sustojimų. Be sustojimų. Ne tai, kad ten šnek, niam, hei, kiri. Nemat. Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare. Va tokių 16 ratų. Ir jūs pamatysit savo draugą. Protą. Jūs dabar mums priešat. Jūs pamatysit. Ką tu čia? Einam pamiegoti. Ką anksčiausiai atsikėlė čia durnius? Pažiūrėk, kiekvienas miega. Tas miega. Ką tu čia? Einam pavalgysim. Davai panas užvalgom. Arbatas, davai pasidaryti arbatas. Gerai arbatas. Hare Krishna, jeigu šitą negirdime. Jūs pamatysit. Jau turbūt pastebėt, pažįstate, ne? Ir kas įdomiausia, kurį laiką jis ten bamba, bet jeigu nuoširdžiai dedi pastangas, o visai neseniai čia išgirdau dvasinio mokytojo paskaitoj, kaip jis rekomenduoja kartot ne 16 ratų, bet vieną mantrą. Kas nors bandė kartot vieną mantrą? O taip, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama, Hare. Sukartuoju vieną mantrą ir tada seka sekantį mantrą. Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama, Hare. Ir tada sekantį vėl seka mantrą. Vėl ir taip 16 ratų. Žiūrėjau, vienas, tada antras. Nes kai mes užsibrėžėm 16 ratų, pastebėjot, Hare Krishna, Samat. Transcendent. Ir galit pastebėti, žinokit, kada mes nedėmesingai kartuojame, kada mes kartuojame 16 ratų, arba ten 5, kuriuos mes ten nusivežėm, pastebėsit, kad tai tampa nuobodu. Tampa nuobodu ir tada man nebegaliu išlaikyti savo protą. Ir tada aš pradedu ieškoti, kur. Kaip aš atrodau šiandien. Čia tas knygos dar, pala, ką čia sako Prabhupada? Gal tėliką pažiūrėjau. Suprantu? Nes nuobodu. O kodėl nuobodu? Nes aš nedėmesingai kartu. O Krishna, Nidža, Sarva Šaktis, Tatrarpitaniem ir Taksmaranina Kala. Ir tad ryšyk tavo kripa Bhagavano Vapi, Durdaiva Midrišana, Igadžinitani Nuraga. O viešpate, iš savo bepriežastinio gailestingumo tu sudėjai visas savo energijas į savo šventą vardą. Jiems kartot nėra griežtų ir sunkiai vykdomų taisyklių, bet o viešpate, aš toks nesėkmingas, kad manęs jie nežavi, nedomina. Mes tokie nesėkmingi. Bet visos energijos yra šventam varde. Viskas, ko mums reikia, yra šventam varde. Viskas ten yra. Ir kada mes užduodam klausimus dvasiniam mokytojui, ir geriausia, žinot, kokius klausimus užduodam dvasiniam mokytojui? Kaip man geriau kartoti Hare Krishna? Kas man maišo kartoti Hare Krishna? Ir mokytojas patenkintas. Jis suteiks žinių, nes jie regi tiesą. Paaiškins, kaip kartoti. Kad skonis šventam vardu vis augtų ir augtų ir augtų.
ir Kali Yuga Rupa Nama Avatara. Ir būtent šitam Kali Yugus, aš čia atleiskit, prisigaudžiau tų sanskritinių žodžių ir dabar čia, žinot, kodėl aš visą tai cituoju? Tam, kad prieš jūs atrodyt, kad aš kažkoks ypatingas. Dabar pagalvosiu. Taip ir atrodo viskas. Atrodo, čia vėl tas protelis, žinot, kultūruolis. Cituoju, žiūrėjau, tai kaip tu čia cituoju viską. Atleiskit man. Tai viešpats ateina šito jugoj kaip šventas vardas. Ir Čaitanija Mahaprabhu prieš 500 metų būtent perdavė šitą procesą, švento vardo kartojimo procesą, kaip pasiekti meilę Dievui. Tai yra kiekvienais amžiais Kali Yuga, dabar Kali Yuga, prieš tai buvo koks amžius? Dvapara Yuga. Prieš tai koks buvo? Treta Yuga? Sati Yuga. Tai va, kiekvienam amžiui yra atitinkamas metodas, kaip išsivaduoti ir grįžti dvasinį pasaulį namo. Ir Sati Yugai koks metodas yra? Meditacija. Taip, žmonių amžius kiek metų? 100 000 metų. Ne, dėl to jie galėdavo, sėdėdavo ir medituodavo. Aš nežinau, teisybė nebe, man teko vienoj paskaitos girdėti, Lakšmi Narayana Prabhu pasakojo, kaip, pavyzdžiui, Guliverio kelionės, kaip jis ten per laiką, erdvę, kai skrodė, ne, tai jis papuolė į Satį Jugą, žmonių ūgis, jie milžinai, ne, po to pigmėjai, Kali Juga, ten iš vis gale Kali Jugos, žmonių ūgis bus 30 cm. Iš vis, mažačiukai. Ir gyvens irgi ten kelis metus, ten valgys vieni kitų. Tai va, laiką, kai kerta, ne, tai tas Guliverio kelionės. Tos pasakos mums tik atrodo pasakos, bet kiekviena pasaka, jinai turi kažkokį fundamentą, kažkokį tai pagrindą. Ne? Aš labai mėgdavau vaikystėje pasakas skaityti. Iš tikrųjų įdomu, ne? Kažkokia pamokamo seka yra tenais, ne? Kažką tai tokio gali gal pasimokyti. Ir dabar panašu, kodėl. Ir va, Treta Jugoj, koks buvo išsivadavimas skirtas? Aukų atnašavimas, ne? Didžiulės aukos. Buvo ten žirgų atnašavimai, begalės begalės grūdų, tonomis veždavo. Ir antiek būdavo viskas prašmatnu, žmonės taip prašmatniai gyvendavo, žemė duodavo tiek turtų įvairiausių, kad atlikdavo aukojimas vykdavo viskas auksiniuose induose, didžiuliai padėko. Tai auksiniai indai kaip aukoda išmesdavo. Žinai, šiandien mes per vegetarinis kursus prisimėlė indus, kad paaukojimą išmesdavo auksinių. Nes jie nešvarus kaip. Dvapara Jugai. Šventykloje Dalykas garbinimas. Ir Kali Jugai mes ant tiek degradavome, mes nieko negalime. Bet vienintelis įsigelbėjo šventų vardų kartojimas. Ir kas įdomiausia, tai nėra, kad vien tik tai Čaitanija Mahaprabhu atnešė šitą procesą. Jėzus Kristus kada atėjo? Prieš 2000 metų. Paminat, kokią maldą jis paliko. Pati pradžia. Tėve mūsų, kurs esi danguje. Teisė šventas tavo vardas, tie ateiniai tavo dangaus karalystė. Šventas vardas. Dovydo psalmėse irgi sakoma, imkit būgnus ir cimbolus ir šlovinkit šventą Dievo vardą. Danažai sakė, kad Biblijoje 3 vietose prašyta, kad su simbolais irgi kartokit tam Dievo vardą. Tai nėra prigalvota. Tai nėra kažkur tai. O ir Anantara paskaito irgi labai mėgsta papasakoti apie Čaitanija Mahaprabhu, apie apsireiškimą ir kaip Ameriką atrado. Žinot, kaip Ameriką atrado tas Kolumbas, ne? Kuris plaukė? Čaitanijos. Aukso žmogaus, auksinis žmogus, jis plaukė. Bet dabar aš nežinau, tai per vieną paskaitą mes taip nagrinėjom tą procesą ir taip gavos, kad tada Ameriko buvo nežinoma. Tai jis plaukė susitiks su Čaitanija, bet taip gavos, kad jis nuplaukė į Ameriką, atrado Ameriką, ne? Ir po kažkiek tai laiko į Indijos Šrila Prabhupada, būtent į tą pačią Ameriką, ne? Nuplaukė ir tą patį Čaitanijos mokymą atvežė. Taip, atrado Ameriką, turbūt tam, kad Šrila Prabhupada tam. Na, čia spekuliacija. Dievo planas. O tiesa, įdomus dalykas,
ar teko jums girdėti ar ne, bet 65 metais Šrila Prabhupada rugsėjo mėnesį, rugsėjo dienos nepamenu, bet ar 21 diena buvo, ar tiksliai nepamenu, bet kažkurią dieną jis atplaukė į Indiją. Ir šitoje knygoje, Prabhupada knygoje yra parašyta. Ir vienas bhaktas Rusijai padovanoja seneliui knygą Prabhupada. Ir tas perskaitė, nu žinai, sako, asmenybė fantastinė, neeilinė. Sako, žinai, bet man vienas įdomus momentas sustrigo. Sutapimas čia ar ne? Sako, bet mes 65 metais, rugsėjo mėnesį, sėdėjom po vandeniniu laive, jis tarnavo tada. Ir mes gavom nurodymus pilnai koviniai parengčiai, atominiam karui, paleisti atominės bombas. Ir būtent, ir mes savaitę laiko laukėm įsakymų, tai buvo labai įtempta atmosfera. Ir būtent tą dieną, kada Šrila Prabhupada įžengė į Ameriką, mes gavom įsakymą atsitraukti. Šrila Prabhupada Tai va, matot, koks procesas. Ir Šrila Prabhupada atvežė ką? Ką atvežė Šrila Prabhupada? Šventą vardą. Jisai sako, brangus mano viešpatie, aš nežinau, kodėl tu mane atvedė į šią siaubingą šalį. Žmonės gyvenantys čia, jie pasinėrė į aistros ir neišmanimo gūnų, jie apgaubti aistros ir neišmanimo gūnų. Ir jie pasinėrė į aistringą materialistinę veiklą. Aš nežinau, kaip jie sugebės išgirsti Vasudevo žinią. To jis vėl čia badžinas ir badžinas. Sako, bet brangus mano viešpatė, jeigu tu mane atvedėjai mane, vadinasi, tu turi čia kažkokių tai reikalų. Ir aš suprantu, kad iš tavo bepriežastinės malonės visos gyvos būtybės atėjo į materialų pasaulį. Ir iš tavo bepriežastinės malonės, jeigu tu to panorėsi, jos vėl galės sugrįžti į dvasinį pasaulį. Prašau, brangus viešpatė, padaryk taip, kad mano žodžiai pasiektų jų širdis. Ir jis tada pacituoja Šrimad Bhagavatam, Šrimatam Svakatka Krishna Punye Šravanam Kirtana, Hridyantak Stohya Badrani Vidvunoti Sukrit Satam, Našta Praishva Badrišu Nityam Bhagavata Sivaya, Bhagavatu Tamashloki Bhakti Bhavati Naštiki, Daradės Tamo Bhava, Kamala Kadayeščiai, Čitaja Taira Navidgam, Sitam Satvei Prasidati, Ivam Prasana Manaso Bhagavat Bhakti Yogatam, Bhagavat Tattva Vigyanam, Muktas Sangasya Džayate. Dabar sakiau šitą ne dėl to, kad pasipuikot, kad mokot, bet tai labai nektariški posmai. Šitie posmai, jeigu jūs paskaitysit ir jeigu jūs įsiklausysit į vertimą, iš tikrųjų jie tokie nektariški. Sakoma, kad kiekvieną dieną klausantis Šrimad Bhagavatam iš savęs suvokusios sielos, viešpats, būdamas patenkintas širdyje kiekvienos gyvos būtybės, išvalo iš viso purvo, tada tas žmogus įgauna skonį šitam klausimus. Ir kada širdį viešpats išvalo, tyra atsidavimo meilės tarnystė, jinai tampa, kad neįmanoma, kad jinai neapsireikštų. Kaip čia pasakyti? Na, žodinai, va tai, nebūtinai apsireikštų. Ten tai, kad ir žodžiai rusiškai. Neatbratimą. Neišvengiamai apsireikš, neišvengiamai apsireikš meilė Dievui. Ir kada žmogus supras, kad jis yra amžina siela, Krišnos dalelytė, karminės veiklos mazgas, du kertams. Tada, kai mes pradžioje kalbėjome, kaipgi dirbti kiekvieną dieną ir nesusipainioti. Kokia išvada gali? Kartu 64 ratus negali. 16 sunku. 24 valandas per parą negali. Tai ką mes galim? Skaityti Šrimad Bhagavatam. Skaityti Šrimad Bhagavatam kydžiai. Maža to. Skaityti irgi negali. Prasadą galim valgyti. Bet ką mes galim daryti dirbdami? Klausyt. Kai jūs atvažiuosit į Kauną, prieikit prie manęs, aš jums būtinai pyragėlį duosiu. Būtinai. Klausyt. Mes galim dirbti darbą, užsidėti ausinukės. Ir mes dirbam, kaip
Krišna sako Ardžunai, eik kaukis, bet galvok apie mane. Ir tuo metu galvok apie mane. Tokiu būdu tu būsi neprisirišęs prie savo darbo vaisių. Lygiai taip irgi mes dirbam, bet ką mes darom? Mes klausom. Mes klausom apie Krišną. Ir aš jums galiu garantuoti, kartais jūs net šok pradėsit, jeigu kokį kirtaną užsidėsit į Radimną Svamį, jau turbūt kažkas turi patirtį. Tai nieks nemato. Buvo taip mes kada? Šiandien šokau. Šiandien šokau, nors ir žmonės matė, bet prie draugos. Draugų retai pasišokam, nes Super. užsidėjęs ausinukus. Super. Matot koks procesas, ne? Tiesiog klausom. Žinot kodėl? Todėl, kad per dešinę ausį į širdį yra tiesus kanalas. Ir kada transcendentinė vibracija nukrenta tiesiai į širdį, siela pabunda. Ir juk aš ne šitas kūnas, toks lengvumas ateina. Aš ne šitas protas, aš ne šitas intelektas, aš ne lietuvis, aš ne amerikietis, iš vis net ne žemės gyventojas. Aš esu Dživira Svarupavoj, Nitya Krišna Radas. Čia jau norėjau pasipuikuoti. Siela yra amžina Krišnos tarnai. Tai va, turbūt tiek, aš nežinau, ką daugiau pasakyti. Gal turėtų kokių klausimų, ar komentarų tai? Kvailas klausimas. O per kairę ausį tai klausai? Kur per kairę? Aš turiu ausinuką ir visas lekcijas pas mus metus per kairę ausį klausai. Jūs pats atsakėte savo klausimą. Aš galvoju, ką atsakyti? Ką jūs atsakėte? Transcendentinė vibracija tiek stipri, kad net ir per kairę ausį. Aš prieš tai turėjau klausimą tokį, o moteriams ir vyrams skiriasi ausis, ar ne? Skiriasi. Nes neteko girdėti, ar yra skirtumas, bet Nes kažkaip ten... Pas kairę ranką gal skiriasi. kad žinokit, jeigu paliečia transcendentinę vibraciją į širdį, tai net ir moteris nesijaučia, kad ne moteris. Galima aš vieną trumpą istoriją tokią šiandien girdėjau. Chaitanya Chandra Charan lekciją klausiau, pasakojo tokią istoriją, kaip Krišnaitas jaunuolis, o tėvai buvo prieš. Ir ant tiek smarkiai prieš, kad nutarė netgi ten drastiškų priemonių imtis, kad suleisti vaistų kažkokius su daktarais, kad jisai viską užmirštų, ištrinti atminį. Sako, bet net jūsų neatsimins, vardo savo neatsimins. Sako, mes sutinkam, kad tik tai nebūtų Krišnaitas, nebekartotų tos maha mantrą. Suleido kaip vaistus, ten ir kaip ir buvo, nieko neatsiminė, viską turėjo iš naujo man, kaip mokytis, nieko neatsiminė, bet ir maha mantrą kartoja. Ir dėl to jis taip paaiškina, kad ta maha mantra vibracija eina tiesiai į širdį, jokio proto ten ir pasąmonės nebeištrinsi jos, eina į širdį. Jeigu mes išgirdom iš tyro šaltinio, o čia yra viena sąlyga, mes turim klausyti iš tyro šaltinio. Dėl to labai nuolankiai prašau jūsų, jeigu kažkas turit, aš žinau, kas turi. Valodė, tikrai turi Šilos Prabhupados paskaitas. Turi? Tai turi visi čia gal? Netikiu, kad visi turi. Tarptautinė paskaitas. Paskaitas, anglų kalba, rusų kalba. Labai nuolankiai prašau, pasidalinkit. Pasidalinkit būtent Šilos Prabhupados paskaitų. Mano pirmie įspūdžiai klausimas iš Šilos Prabhupados paskaitų. Jau baigėsi paskaitų. Ant tiek aukšta vibracija. Paprastus labai dalykus aiškina, bet užmiegi. Bet aišku, kada tu dirbi kažką, tai negot neišeina, bet tu gali girdėti. Ir kas įdomiausia, turiu tokią patį, kad, pavyzdžiui, gamini ar ten verdi kažkur, arba eini, arba važiuoji, tu klausai, tai vis tiek protas jis negali pilnai pasinerti. Ne? Kada tu atsisėdęs su visų dėmesiu, Šanta Maharadžas, pavyzdžiui, jis klauso taip, jis užsideda, klauso ir konspektuoja. Ir konspektuoja. Svarbus dalykus pabraukia. Kai aš su juo gyvenau, aš mačiau, kaip jis tai daro. Labai stabiliai. Knygą skaito, konspektuoja. Bet tu esi ir sanjasis. O ne visiems tai gaunas. Pavyzdžiui, man asmeniškai tai yra sudėtinga. O taip, priversti. Vaikunkanatką Prabhu maža to, jis ne tik konspektuoja, atmintinai mokosi. Kiekvieną dieną jis susibrėžia, jeigu ateisit pastoviai kortelės. Vis naujas posmas. Ir jis taip kiekvieną dieną ir po to vakarykščius prisimena ir kiekvieną dieną vis kažkokį naują. Ir jeigu jūs norite jį patenkinti,
Vaikunkanatą, neklauskite jo apie sveikatą. Jeigu jūs sakyt, kokį posmą šiandien išmoko. Jis, gali pasikuklinti, pasakyti, kad neišmoko, gal ir neišmoko, nes daug tarnystės atlieka. Tada vakar, už vakar. Ir kažkokį posmą jūs patsida ir jis bus labai patenkintas. O tokiu būdu, aš jo klausiu, anksčiau kažkaip, jis man net neleidžia paklausti apie sveikatą. Ir aš kažkaip bandžiau, bet matau, kad tokį diskomfortą šiandien sukelia. Ir galvoju, Krišna, vis tiek noris pabendrauti su juo. Tai ir Krišna davė klausimą, ką naujo šiandien sužinojote apie Krišną, nes kiekvieną dieną skaito Šrimad Bhagavatam. Ir tas klausimas jį taip patenkina, jis su tokiu entuziazmu visą laiką pradeda kalbėti apie Krišną. Va čia, skaitėm šiandien Šrimad Bhagavatam ir su tokiu entuziazmu jis pradeda šlovinti Krišną. Ir Bhaktas patenkina. Bhaktas patenkintas, Krišna patenkintas. Ir aš patenkintas, nes aš apie Krišną sužinau. Ten išeikite į gatvę, paklauskite, gali man ką nors apie Dievą papasakoti. Su mama mes bendraujam jau dvasiniam temom gana daug metų. Pagaliau, kai aš buvau vienuolis, jinai per daug neklausė mane. Gal aš per daug ir fanatiškas buvau. Reikia atsiduoti tam. Bet dabar, kada viešpats davė antrą pusę, geresnę pusę, jau geresnės pusės klauso. Jau kai žmonykė pasakoja tas pačius dalykus, ne? Jau įsiklausė. Tai ir mes turėjom diskusiją. Tai sakau, mama, tai sako, netark Dievo vardo be reikalo. Nes, mes Bhaktai, mes visur, Hari Krišna, labą dieną, tai Krišna, viso gero, Hari Krišna, ačiū, Hari Krišna, prašom, Hari Krišna, paim, Hari Krišna, atiduok, Hari Krišna, viską, dandavatai, Hari Krišna, visur, Hari. Mama sako, ir man tokį išspausdina. Kažkuris tai ten neįžeidimas, bet šitas įsakymas, netark Dievo vardo be reikalo. Ir aš taip galvoju, aišku, priimiau gal kaip Krišna, iš karto Krišna, nes niek atsitiktinai nevyksta, žinoma. Kartais Krišna ir jo kartais netinkama nuotaika. Tai turim sakyti Hari Krišna visur ir visada, nes mūsų tikslas yra visad prisiminti Dievą, niekad jo nepamiršti. Ne? Bet kartais mes netinkamai nuotaikoje. Ta šventą vardą. Ir sako, tarti Dievo vardą irgi, tai prašyti kažkokių materialių dalykų. Arba nedėmesingai tarti. Hari Krišna, 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 Hari Krišna. Krišna gaunasi jau artojas. Ne Hari Krišna, o Hari Krišna. Ir aišku, bet kita pusė, žinote, visą, kaip sako, mes turim geras šuniukas, ten sėdė blogas šuniukas. Geras šuniukas suvalgė tą informaciją, o blogas, au, gerai, mama, o tai koks tas Dievo vardas? Mama, net prisėdo. Taigi Dievas? Ne, Dievas čia padėtis. Koks asmenybės Dievas? Jėzus Kristus. Kur, sakau, Jėzus Kristus sakė, kai jis Dievas? Jis sakė Dievo sūnus, jo. Tai Dievas, ką tu čia? Ir Elena žmona sėdi ir tai jau šypsos, ir viskas. Ir jau tema. O sakau, mama, kodėl visą tai aš priimu? Nes aš noriu žinoti, kas esi. Mane tai patraukė. Mes šiandien kalbėjom su Beata irgi, kad tėvas kažkurio metu, sūnau, tu į sektą papuolei. Savo tėtė, aš perskaičiau ir aš radau tiesą. Aš nieko negaliu paneigti. Antiek viskas aiškiai išdėstyta, teisingai išdėstyta. Aš vidum jaučiu, aš stebiu pasaulį, aš vidum jaučiu, kad taip yra. Aš taip tiesiog skaitau ir gaunu patvirtinti. Sūnau, nesąmonė, kur tu nuilindai, siekti lindai. Sakau, gerai, tėveli, paimk knygą, perskaityk šitą knygą ir tu man paneik visą tai. Ir aš tada seksiu paskui tave. Tėvukas paėmė knygas ir aš pažymėjau, susibraukęs ten visur. Ir galų galia žiūri, pradėjai bažnyčią vaikščioti. Buvo toks visiškai komunistas ten, tais laikais. Šrila Prabhupada sako, lavoną pažadins. Pabendrauju kas su Šrila Prabhupada. Daugelis tenka bendrauti, turiu Bhagavad Gitą, jau perskaičiau, kažkokia tai nesusipratimas.
padeda knygą ir po 3 metų, pažiūrėjau, antrąjį buvo. Perskaitė, padėjo. Ne. Praėjo kažkiek metų, vėl paima. O tiek istorijų, kaip knygos pačios, jos gyvos ir kaip jos pažadino žmonės tarnystėj. Vienas tas toks vairuotojas Kamazo. Ne Kamazo kažkokio, tolimų vareisių, ačiū labai. Tolimų reisų vairuotojas, prie Anglijoje, pristovi vienas atsidavęs. Paėm knygą ir kaip atsisėda jam nusies, ir ten jau atsibūrė, tai klausytis, paėmė grinai, kad tas atsikabintų nuo jų. Ir, žinot, ten pas jos lovos yra, ir numetė tam. Iš vis jokios pagarbos. Ir važiavo ir papolė į avariją. Atsijungė, akis atmerkė, sako, nieko nesuprantu, viskas balta, raibuliuoja. Žiūriu mano rankam kažko, žiūriu Bhagavad Gita. Paimu šviesą, sako, nieko nematau. Atsiverčiu posmą ir pradedu skaityti. Kažkas tai, mes ne šitas kūnas, mes esame dvasiniam sielai. Skaitau ir viską supratau. Tai tada iš šventyklos. Bet tai čia va, ką daro šitą Prabhupada, ne, va, paskaityti. Ir, pavyzdžiui, net vien tik ta knyga namuose jau kokie poveikį. O vienas baktas formatį platino knygas, tada karas buvo. Vienai buvo būti išplatino knygą ir sako, šita knyga išgelbės tavo gyvybę. Mato, kokia istorija. Ir ta buvo būti taip patikėjai, priglaudė šitą knygą prie širdies ir ėjo. Ir po kažkiek laiko susitinka tą atsidavusi, jis vėl ten platino, pagurvėsius, vaikščiojo, kaip siūlė viską. Ir ta būtė į pasivijo sūnelį, sako, ačiū tau už tą knygą. Tikrai gyvybę išgelbėjo. Aš ėjau, sako, bombos sprogo, mane numetė, nukritau, atsikėliau, žiūriu, skeveldrą įstrigus. Sako, jeigu ne knyga būtų man, kiaurai, sustavė. Matot, o kitas žvejojo, bet ten įdomi su juo, ne vien tik žvejojo, jisai buvo baktas, pradėjo praktikuoti ir jis ten pagyveno šventyklą, biškai jam per sunku buvo. Jis galų gale spijojo viską, prisigėrė. Ir labiausiai jo aistras didžiausiai buvo žvejybė. Jis pasėmė meškerį ir nuėjo žvejoti. Žvejojo, tampė, žvejojo, čiuk kažkas užkybo. Ištraukė, ogi žiūri Bhagavad Gita, o jis celofanas įpakuota būna, ne? Celofaną ištraukė Bhagavad Gita. Suprato, Krišnas nepabėgo, atsisėdo, pradėjo skaityti. Kitas irgi ilgą laiką praktikavo, 9 metų praktikavo, pradėjo taip biškinti. Viskas, užpyko ant Krišnas, Krišna viskas, nieko nenori. Nenori apie tave žinoti, nenori apie tave girdėti, viskas, viso gero, išvažiuoja. Ir galvoja, kur čia išvažiuoti? Galvoja, išvažiuos ten kažkur į Ameriką, gal kažkur į Kanadą, ar kur, vienu žodžiu, kur kalnai, ten miškai ir ten jo kaimelis ir jo tėvai gyvena. Jis galvoja, ten nuvažiuos, pasiskėps nuo viso. Sako, tik užėjo į oro uostą ir jam prie baktas Bhagavad Gita pasiūlė. Atstokit jis nuo manęs, atstokit, jis šiūtis grinai. Atsisėdo lėktuvė, skrenda ir šalia kaimynas įsitraukė Bhagavad Gita. Sėdė, nuskrenda į tą, vienu žodžiu, Kanadą ar Aliaską, neprisimenu. Nuskrenda ir eina tam miestelį, taip laimingas, viskas, pabėgo nuo Krišnos. Ir jo, kai jis buvo brahmačaris, jis turėjo draugą tokie kartu knygas platino. O tas kaip ir buvo brahmačaris, taip ir liko. Ir žiūrėjus priešais ateina, o, Haribol, sako, kas čia, mes čia knygas platinam, sako, Sankirto. Tai atėjo, jau pasiekė, sako, Krišna man neleidžia nuo jo pabėgti. Matot, procesas gyvo. Ir aš manau, jeigu jūs jaučiat Krišną savo gyvenime, o tai yra bhakti yoga. Ar jaučiat Krišną savo gyvenime? Kartais. Žinot, ir užtenka kartais. Ateis laikas, kai mes be jų negalėsim gyventi. Ir kada jūs pasakysit, Krišna yra mano, tai bus kažkas labai įspūdingo. Tai yra mano Krišna. Ir tai bus mano draugas, ar tai mano šeimininkas, ar tai mano sūnus, ar tai mano mylimasis. Krišna yra mano. Kol kas mes jau tam žaidime. Mes tik tai o čia naša na nебesijai.
Krišna ten, o aš čia. Bet viešpatės malonė mes šeši pančatatvos malonė, Šilos Prabhupados malonė, dvasinių mokytojų malonė mes turim šventą vardą. Ir Šila Prabhupada, pabaigdamas tą maldą, jisai sako, brangus viešpatė, aš maldauju tavęs, padaryk taip, kad šitie žmonės išgirstų dvasinę žinią. Ir aš neturiu nei tikėjimo, nei žinojimo. Ne, aš neturiu nei atsižadėjimo, nei žinojimo, bet šventai tikiu į šventą Krišnos vardą. Tad viešpatė, padaryk, sako mane, marionetę savo rankose. Jeigu tu atvedei mane čia šaudinti, tai šaudink mane taip, kaip tu nori. O tai yra atsidavimas dvasiniam Krišnai. Ir Šila Prabhupadais gavo nurodymą iš Bhaktisiddhanta Sarasvačio. Tik atėjo pirmą kartą, žinote, ne tą istoriją, jis tik atėjo pirmą kartą. Jo tėvas, Radha Mohan D, visą laiką kviesdavosi į namus šventus kažkokius žmonės, sakom, ne, kad palaimintų Šilą Prabhupadą, jis taptų Šrimati Radharani tarnas. Sako, bet daugelis iš jų jie buvo tiesiog apsimetę. Dėl to, kad atėjo vieną kartą draugas pas Šilą Prabhupadą ir sako, einam, ten Satva atvažiavo. Sako, netikiu aš, visi jie apgavikai. Tada Šilą Prabhupada buvo įkvėptas labai Gandhi judėjimu. Gandhi tada kovojo už Indijos išvadavimą nuo Anglijos priespaudos. Šilą Prabhupada sako, ne. Daug galiai jis įkalbėjo ir tik atėjo, jie tik nusilenkė. Jis nespėjo atsilenkti, kaip Bhaktisiddhantas Sarasvatis iš karto jam davė nurodymą. Jūs, angliškai kalbantys žmonės, jaunuoliai, jūs turit pamokslauti šitą Čaitanijos misiją po visą pasaulį anglų kalba. Ir atsisėdo, jam buvo 22 metai. Ir Šilos Prabhupados gyvenimas, jeigu pažiūrėsit istoriją, 22 metai sutikimėsite, 33 metai, vėl po 11 metų gavo iniciaciją, 44 jis Bhagavad Gita man turi, 55 vienu žodžiu, visas jo gyvenimą, aš tai nepaminu, bet kas 11 metų vis kažkokie tai įvykiai. Ir paskutiniais metais, kada buvo paskutiniai metai, vienas mokinys Tamal Krišna Gosvamis sako, Šila Prabhupada sako, viskas 11 metai, pasis kažkokie įvykiai, tai dabar irgi šitie dabar 11 metai, turbūt jūs, aš nepamenu, ką jūs pasakė, bet kažkokie tai ten, pagaliau, ar šventyklą, kažką tai pagaliau jūs padarysit. Bet pasirodo Šila Prabhupada išėjo iš šitą pasaulį. Tai ir yra daug įvairiausių mokytojų, kurie šlovina Krišną, pasakoja Krišną, apie Krišną. Yra tokių mokytojų, kurie nepasakoja apie Krišną, o pateikia įvairius dvasinius procesus. Bet Šila Prabhupada savo gyvenimu įrodė, pamokė. Pavyzdžiui, net ir psichologijai, sakykime, Polis Bregas išvalė kūną ten, žėliai viską dar mirė nuo ko? Gurkštelėjo vandens. Jis gurkštelėjo jūros vandens. Ir tos druskos, net tas vanduo antiek pasirodė jam tam organizmui užterštai, kai šokas buvo. Man teko girdėti tokią versiją. Aišku, tai nepatikrinta, bet jis numirė dėka savo išsivalymus, per daug išsivalė. Ir organizmas šoką patyrė nuo paprasto jūros vandens. Jis gerai jau atsigėrė. Deilas Karnegis, prirašęs daugybės knygų. Žinot, kaip pasikorė. Tiesiog pasikorė. Jis jam kalbėjo apie gerus santykius, o pasikorė dėl to, kad neturėjo gerų santykių. Nes paprastai savižudis tai yra žmogus, kurio silpnas intelektas.
O silpnas intelektas pas tą žmogų, kuris nesugeba atverti savo širdies. Tai yra neturi žmonių, su kuriais jis galėtų pasidalinti savo nuoskaudom arba savo laimėjimais. Ne? Tai yra silpnas žmogus. Nes tai normalus, natūralus bendravimas, žmogus turi draugų, kuriems gali atverti savo širdį. Ne? Geriausias draugas yra dvasinis žmogus. Krišna. Taip pat mes turim bendražygių. Ir dabar jūsų jatra Klaipėdos. Po kažkiek laiko jūs pamatysit, kad metai eina, o šalia vis tie patys veidai ir džiugina, ir kartu jūs skirtą nešaukat, kartu šeimą valgot, kartu prasadą valgot, kartu prie jūros eina, kartu medituojat, kartu stovykuojat, kartu tas. Ir jūs pasijusit, kad jūs viena šeimonas. Ir buvo dar mintis ateis, palauk, bet su šito žmogum aš eisiu iki pat gyvenimo pabaigos. Faina. Matot, ką padarė Šrila Prabhupada. Ir ant tos knygos Prabhupada yra parašyta, jis sukūrė namus, kuriame gali gyventi visas pasaulis. Ir mes esame Prabhupada šeimoje. Ir kas įdomiausia, dabar žiūrėkit, šeiminiai santykiai. Pavyzdžiui, pastebėjau tokią tendenciją, kad jeigu kažkas tai iš mano artimųjų valgo mėsą arba nedaugiai cigaretę, tai mes jau ne namuose, darbe, tai mes jau jį trupučiuką pradedam kaip keistai žiūrėti. Bet jeigu tai mūsų giminaitis, pavyzdžiui, tai jam kaip ir toks, savas. Ir lygiai taip pat, kada mes suvokiam save, pajaučiam save, kad mes Prabhupada šeimoje, tada mes irgi atsidausiam, nustojam kelti kažkokius reikalavimus. Mes pradedam kelti reikalavimus savo. Ir sako, pasikeis pas ir aplinka tavo pasikeis. Bet iš giminaičio. O iš tikrųjų, žinot, kaip yra. Jau visai realybei. Tai visas pasaulis, visa visata, viena didelė šeima. Ir kaip matom, Uttamadikario matymas, viešpatie, visi seniai vykdo tavo valią. Netgi tie demonai, jie daro tai, ką tu nori. Vienintelis aš galvoju apie save. O dabar koks mūsų matymas, aš vaktas, aš jam palvarą. Aš apie save kalbu. Tai mes skaitydami šventraščius ir klausydami paskaitas tų, kurie yra save suvokę. Šrila Prabhupadas Uttamadikaris, bet jis priima žemesnę kartelę, nusileidžia būtent į Madhyamadikario lygį, kad pamokslautų. Nes Uttamadikaris jis negali pamokslauti. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, jis mato, kad visi atsidavę. Tai kaip aš jam pamokslausiu, jeigu jis taip jau atsidavęs, Krišna, jis daro tai, ką Krišna nori. Kaip aš jam pamokslausiu? Tai aš pats savo turiu pamokslauti. Dėl to jie palieka tokią vidinę būseną ir kaip askezę jie atlieka pjauna. Dvasinio mokytojo pareiga yra pjauna. Arba žinot, ką reiškia žodis guru? Sunkus. Dvasinio mokytojo nurodymai, kas jau bendravo su atsidavusiais, jie pajaučia, kad mokytojas kažką pasako, tai sunku. Šiandien mes su Beata kalbėjom, kad šiandien ten žmonės tokie pradeda taip pat. Ir mes pakalbėjome, mes vienas gilės temas palietėm. Ir aš pagalvojau, kad nebūtų sunku žmonė. Ir perspėjau, kad grįžit namo, gali būti sunku. Kelias dienas jūs. Nes tai šitos žinios jos labai sunkios. Kai mes paskaitom, jeigu nuoširdžiai, tiesiog ne taip kaip iš pareigos, atsisėdam ir taip. Dabar valanda, tai valanda. Gerai. Nastavdai manimą šovą. Dvasinės realizacijos kelias buvo labai sunkus, todėl viešpas padarė mūsų gerai. Bona tai dvasinės mokytis. Dvasinės mokytis sakė, ką? Ne. Tai dvasinės mokytis, čia paskambinti reikia. Bet jeigu jūs tikrai nuoširdžiai atsisėsit, laiko neskaičiuosit, bet pasistengt sužinoti tiesą iš dvasinio mokytojo. Kas yra mokytojas? Gerai. Matau, apmastum gerai. Nuolankiai jo teirautis ir jam tarnauti. Ir va, kada jūs taip paskaitysit, tai po tokio skaitimus išeisit į lauką, tai trupučiuką sunku bus. Sunku bus susišnekėti su kaimynais. Diskomfortas. Bet nebūtinai, kad viduje jūs jausitės blogai.
Šila Prabhupada sako, dvasinės realizacijos kelias be abejo sunkus. Ir vienas baktas prie sako, Šila Prabhupada, dvasinis kelias toks sunkus. Taip, Šila Prabhupada sako, dvasinis kelias tikrai sunkus. Bet materialistinis gyvenimas yra neįmanomas. Ir tokiam atsidavusiam kaip Šila Prabhupada, materialistinis gyvenimas tai askezė. Tikrai, jeigu jūs, sakykime, po festivalio, jūs galite patys patirti, pavyzdžiui, festivalis, daug kartoji, su baktais bendrauji, prasadas, ir po to išvažiuoji į kokį parduotuvę, ar dar ir susitinki draugą kažkokį, jis pradeda šnekėti, atrodo, kokia askezė su juos kalbėti. Ir turi patyrti, kokia askezė. Aš klausimą dėl tų skaitimų ir dėl tų sunkumų. O ką daryti, jeigu skaitai ir pastoviai nušvietimai vyksta ir priešingai, džiaugiesi paskui daryti? Ir be sustojimo taip yra. Kur tas sunkumus, kur jie atrasti? Nereikia, kam aš susukam kartum aviejam. Krišna sako, kad šitas žinojimas, jis patiriamas su džiaugsmu. Vadinasi, žinot, yra vėlgi, kaip aš sakiau, brahmanų turtas yra kas? Žinius. Ir askezė. Jis džiaugsmą jaučia. Kšatrijui, jau jam valdyti reikia. Suprantat? Kol mes tapatinam su visų šitų kūnų. Siela, kada jūs skaitysit kaip siela, tai jums ne tik, kad prašvietimas bus, jums ašaros bėga. Jūsų kūnas virpės. Tai, kas čia parašyta, Šila Prabhupada sako, tai yra mano dvasinė ekstazė. Dvasiniam lygiai, kada mes skaitai, sako, 100 kartą skaitai Bhagavad Gita, nieko naujo nerandi, vadinasi, dvasinis progresas sustojo. Bet kaip aš sakiau, būna plėjai klausai ir viena ta pati paskaita prasisuka. Ir kas įdomiausia, kai taip jinai pastoviai prasisuka, tai pradedama tada formuotis bendras vaizdas. Ir tu pradedi matyti, pavyzdžiui, kodėl Šila Prabhupada dabar va taip sako. Juk Šila Prabhupada nei vieno žodžio čia neparašė atsitiktinai. Vat kada su tokia sąmonė skaitau, žinokit, visai neseniai pradėjau taip skaityti. Patikėkit, visai neseniai. Labai daug metų aš skaičiau, taip valandą laiko, taip 6 valandas į Sankirtaną, knygos, viskas, taip, tas, anas, ir taip stumi save. Bet vis prabėgi. Aišku, būdavo ten saviskoniai būdavo, irgi būdavo, atsistoja prieš devybės ryte ir Govinda, Hadibu, tu jauti, kai ašara bėga. Jauti, kaip širpais visas kūnas nueina, plaukai stojasi, kaip būna, kas čia dabar. Aišku, kiš, išvarai viską, tai ir žiūri devybės, bet tai, džiugiai nuteikia. Arba Kirtone dainuoja, koks baktas dainuoja, ir tu jauti, kaip širpliukai nueina. Bet tai nėra ta ekstazė. Bet kada jis pasimsi džiapą, ir kartuosit Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama, Hare. Ne taip aišku greitai, kaip Rupa Gosvami sako. Jis ištaria Hare. Yra pamsta. Aš jos pasipė. Atsimerkė po valandą. Krishna. Tai va tada skaitykit, kad mes pasiekėm kavų. Kai ką, žinot, darbas, bet tu senukus įsidėna. Kai kas ten skaito, žino, gaus kažką, tai, aš skaitysiu taip, nauda bus, aš laimingas būsiu. Ateitį, dabar nėra, bet ateitį bus. Kai kas, šastra reiškia ginklas. Tokiu būdu aš galėsiu jas visus valdyti. Gerai, žiūrėkit, čia, sako taip, viskas dabar aišku, ir visi pakilo ir daro tą. O brahmanas, aš čia skaičiau, to aš jums palaukit, pacituosiu, čia aš jums paaiškinsiu viską. O meilė yra, kada nėra visiškai jokio savanaudiškumo. Visiškai. Nieko savo. Это просто так. А за что? А просто так. Ля-ля-ля-ля. Tai jeigu jis ля-ля-ля, vadinasi pas jūs viskas gerai. Vadinasi, ir tėtė, ir mama pas jūs neužspausti jūsų pamokslavimo namuose. Turime, jeigu jis laimingas, vadinasi, irgi priima tai, kas jam pasako.
Priimu. Aš anksčiau galvojau, kad čia aš toks įskirtinis, paskui pasirodo viskas nuo tėvų yra. Visi irgi viską priimu. Tie, kurie priimu. Aišku, kad viskas iš jų. Ir nuo baktų malonės, aišku, ir nuo prieštas. Nuo jūsų visų malonės. Mes visi vienas kitą taip ir keliam, taip ir nešam. Tegul taip ir būna. Galima prisimena. Galima klausimą. Galėtume gal pakomentuoti, kaip reikėtų pasirinkti, ne kaip reikėtų, o kaip renkasi, kokios yra tokios gal kokie tai išgyvenimai, kaip renkasi Bachto mokytojas dvasinis. Man asmeniškai gyvenime buvo 2 asmenybės ir aš negalėjau pasirinkti. Šitas ar šitas. Tai aš tą patį klausimą irgi uždavinėjau daugybę kartų. Gavau daugybę irgi atsakymų. Švento Maharadžas man paprastai pasakė. Prabhupada tavo dvasinis jokio daugiau. Eik pas jį. Ir aš ėjau, linkiausi Šilai Prabhupadai, Murtą. Ir Vilnių šventyklą, ir Kauno šventyklą. Ir o taip kaip su jumis kalbu, o taip ir kalbu. Man Šilai Prabhupadai. Aš pajutau, kad tai tikras kelias. Aš jaučiu kaip prieš nuleidamą jo. Ir dabar priejau prie tos ribos, kad aš turiu pasirinkti dvasinį. Aš nežinau, kurį pasirinkti. Ir šitas baktas man patinka, ir šitas. Ir šitas mokytas, ir šitas. Ir nežinau, kuris. Padėk man apsispręsti. Ir po to aš palikau tai Šilai Prabhupadai. Ir viskas taip gražiai susidėjo. Ir, kaip sako Sankaršanadas Adhikari Maharadžas, jis labai praktiškai. Tas, kurio pamokymai paliečia jūsų širdį ir jūs norit juos vykdyti, nežiūrinti visus sunkumus, tas ir yra dvasinis mokymas. Tas mokytas, kaip jis ir nėra dvasinis mokytas, jis neinicijuoja. Neinicijuoja. Matot, dvasiniai mokytai yra vienas dikša guru, yra šikša guru. Dikša tas, kuris prijungia prie švento vardo. Šikša guru tas, kuris duoda pamokymus. Daugelį atveju būna, pavyzdžiui, Šila Prabhupada savo mokiniams jis buvo ir dikša guru, ir šikša guru. Bet tai nėra griežta taisyklė. Pavyzdžiui, daugelis mokinių, pavyzdžiui, Šivaramas Vamis, vienas žmogus, baktas Ukraina, labai pažinęs Radha Govinda. Jis Prabhupados paskaitas, kur yra rusų kalba, tai kai kurias iš jų jisai verčia. Toks ramus balsas. Labai, man asmeniškai, jis yra Šivaramo Maharadžo mokinys. Bet Niranjanas Vamis jam yra šikša guru. Ir, pavyzdžiui, Šila Prabhupada, o šitą Niranjanas Vamis, pavyzdžiui, irgi yra Madhava Maharadža. Madhava Maharadžas yra Šilos Prabhupados mokinys. Bet Niranjanas Vamis jam kaip šikša guru. Jis įveda toliau sanjasa guru, jis privedė prie sanjasos ir toliau duoda pamokymus. Ir žema Madhava Maharadžas nuolankiai seka jo nurodymus. Tai kažkuris tai vis tiek yra šikša. Ar jūs klausėt, jūs turbūt klausėt apie Šantą Maharadžą? Ne. Arba kažkuris baktas, kuris dar neinicijuoja.